Rask tokią vietą, kuri tau būtų saugi ir rami, kur galėtum trumpam atsitraukti nuo dienos triukšmo ir jos rūpesčių. Įsitaisyk taip, kad tavo kūnas jaustųsi patogiai. Tu gali sėdėti su atrama arba gali atsigulti ir leisti, kad žemė laikytų tave. Jei reikia, atlaisvink savo drabužius, kad kūnas jaustų visišką laisvę. Dabar užsimerk arba nukreip savo žvilgsnį į tašką priešais save. Skirk akimirką, kad galėtum tiesiog pabūti. Nekurk jokių planų, jokių tikslų. Tiesiog būk čia ir dabar. Tyliai įsiklausyk į savo kvėpavimą. Nekeisk kvėpavimo ritmo. Tiesiog stebėk. Stebėk, kaip oras lėtai įeina ir išeina. Pajausk tą natūralų kvėpavimo ritmą, kilimą ir nusileidimą, tarsi bangos vandenyne. Įsivaizduok, kad tavo pilve yra ramybės balionas ir su kiekvienu įkvėpimu pripildyk šį balioną švelnumo ir ramybės. Pajausk, kaip tavo pilvas plečiasi ir suteikia daugiau vietos šiai ramybei. Sulaikyk orą. Sulaikyk orą akimirkai. Lėtai iškvėpk. Leisk balionui pamažu išsileisti. Pajusk, kaip tavo kūnas paleidžia tą įtampą ir išnyksta, kaip ir iškvėpimas kažkur aplinkoje. Leisk kvėpavimui tapti tokiu lengvu šokiu tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, tarp įtampos ir atsipalaidavimo. Tegul tavo viršutinė kūno dalis išlieka rami. Ir šokiui tegul vadovauja diafragma. Pajusk vėsų orą įeinantį per tavo nosį ir šiltą kvėpavimą, iškvėpimą paliekantį tavo kūną, tavo burną. Jei tavo protas pradėjo blaškytis ir kilo įvairiausių minčių, tai visiškai normalu. Pripažink tai. Pripažink, kad mintis gali klajoti ir ramiai sugrąžink jas prie kvėpavimo. Tame momente. Šią akimirką leisk kvėpavimui būti tavo raktui, tavo vidinę ramybę
tylą, kai pasaulis sukasi per greitai, kai jis yra per greitas, tegul šis kvėpavimas tampa tavo prieglobsčiu ir grįžimu į save. Išsinešk šią ramybę su savimi atgal į dienos rutiną. Išsinešk ramybę kaip švelnų prisiminimą, kad tavo kvėpavimas visuomet gali būti tavo ramybės inkaras.